Gruodžio 30 dieną Klaipėdos futbolo mokykloje įvyko antrasis Aleksandro Orinkos atminties turnyras. Aleksandras Orinko, žymus Lietuvos ir Sovietų Sąjungos futbolininkas, gynęs tokių komandų vartus kaip Charkovo Metalist, Karaliaučiaus Baltika ir vietinis Atlantas. Palikęs didįjį futbolą, jis ilgą laiką darbavosi kunigu Klaipėdos Mykolo Apvaizdos cerkvėje ir tapo vienu žymiausių stačiatikių misionierių Lietuvoje. Tačiau Aleksandras Orinko nepalikdavo sportą galutinai iki pačios savo gyvenimo kelio pabaigos. Jau gavęs kunigystę, jis aktyviai vystė futzalą, skirdamas ypatingą dėmesį jaunimo pritraukimui. Jo komanda Atviros jaunimo erdvės išugdė daug žaidėjų, šiandien pasirodančių aukščiausiuose šalies divizionuose. 2015 metais, būdamas 56, Aleksandras Orinko pateko į Lietuvos rekordų knygą kaip seniausias oficialiame žaidime įvartį įmušęs žaidėjas. Per savo ilgą karjerą šis sportininkas pasiekė daugelį gražių pergalių, tačiau buvo joje ir pralaimėjimų. 2021 m. gruodžio 16, savo 63 gimimo dieną, Aleksandras Orinko pralaimėjo dvikovą su Vėžiu. Prieš mažiau nei 2 mėnesius sužaidė su savo komanda Atviros jaunimo erdvės paskutinį kėlinį. Prieš pat naujuosius 3 Klaipėdos čempionato komandos, kuriuose skirtingų metų žaidė Aleksandras Orinko ir svečiai iš Gargždų, padovanojo žiūrovams tikrą futzalo šventę. Tai jums norėčiau palinkėti gero turnyro, gerų įspūdžių, draugiškų rungtynių. Nepamiršti, kad vienas kitą turėtume pasisaugoti. Dar artėja nauji metai, šventės. Taip kad visiems palinkėsiu gerų, ateinančių, prasmingų, darbingų naujųjų metų. Ačiū. Praėjo antras Aleksandro Orinkos atminimo turnyras. Noriu padėkoti visoms komandoms Nautikai, Atviros jaunimo erdvės, Klaipėdos City komandai ir Gargždų Taškas. Malonu, kad visi susirinkom, prisiminėm gerą žmogų. Manau, gavom teigiamą emociją, turnyras gavosi įdomus. Laukime visus kitais metais. Noriu palinkėti visiems sveikatos ir gerų švenčių, praėjusių ir ateinančių. Su pagarba visi geriausi. Actually, he was my coach, not just my coach. He was like a father to me. Shortly after I moved here, I got my first team shirt from him, and to join his mini team football team. We had so much good moments together, both on the pitch and off the pitch. He will forever remain in my heart. May his soul rest in peace. Amen. Александр Николаевич был ярким примером осмысленного, идейного отношения к спорту. К сожалению, для большинства футбол – это прежде всего азарт и возможность выплеснуть свои эмоции. Как бы нам ни хотелось видеть в этом нечто большее. А вот отец Александр хотел и видел. Его философия спорта как преодоление себя была девизом каждой тренировки и каждого соревнования. Идея футбола как превосходство духа над телом, когда ноги отказывают в работе, а ты играешь. Футбол как идея верховенства разума над эмоциями, когда в пылу кипящей крови ты обязан трезво принимать решения.
Эти мысли были авторитетны, пожалуй, для каждого его ученика, поскольку свои слова он доказывал своей игрой. Он выходил на паркет в составе нашей команды за месяц до своей смерти, уже находясь в терминальной стадии рака. И вот уж ни о каком азарте и тщеславии здесь не может идти и речи. Потому что даже в 62, находясь в таком состоянии, игрок его калибра мог выступать с командой, борящейся за медали, а не с 16-летними юниорами. Настоящий триумф характера и благородия. Pergalę iškovojo komanda Taškas iš Gargždų finaliniame mače su minimalia persvara nugalėjusi Klaipėdos Nautiką. Aleksandras Orinko buvo labai įvairiapusė asmenybė. Vieni prisimins jį kaip nuostabų vartininką, kiti kaip gerą kunigą. Ir svarbiausia, aštraus proto ir didelės širdies žmogų.